Sveiki, mėlyjeji, labai džiaugiuosi, kad prisijungėte į kursą. Labai iš tikrųjų laukiau to momento, žinojau, čia bus kažkoks ypatingas išskirtinis laikas ir galiu tą patvirtinti, kad per šitą paskutinį laikotarpį, saulės užtemimai, ten visokių tokių dalykų kosminių, planetarinių, visokių išvalymų ir atėjau tokios būsenos, su kuria iš tikrųjų norėčiau padėti. Padėti žmonėms ir pradėti, nes ilgą laiką niekaip negalėjau pradėti dalintis informaciją, nes tas vidinis poreikis gauti naudos, meilės iš kitų mane stabdė tai daryti, nes iš tikrųjų, kai nori dalintis meilę, bet tavo vidinis poreikis neuždengtas, tai tas gaunasi ne visiškai švaru. Ir iš tikrųjų norėjau pasiekti tokios būsenos, kad mano kanalas būtų kuo švaresnis, kad aš galėčiau praleisti tą energiją tokia ne su ego visokiausiam naudom, kad žmonės tikrai pajaustų meilę, kad tikrai pajaustų kažkokią švarą, tokią švarę energiją ir būti tokiu tarpininku dieviškosios meilės, kad žmonės galėtų prisipildyti, neišsikrauti per tą kursą, o prisipildyti kažkokią energiją, kurią aš galėčiau perduoti. Ir taip pat tuos instrumentus, kuriuos aš turiu, su kuriais aš dirbu, aš tikiu, kad jie irgi jums labai pravers dirbti toliau, nes mes primaitinsime psichiką, kaip ir minėjau ne vieną kartą, ne tik tai savarankiškai su meditacijom, bet ir per mūsų bendravimą irgi įvyks tam tikrai tokie uždengimai ir iš tikrųjų tai bus jums toks proveržis, nes tą informaciją, kurią jūs gausite, jums praplečia jūsų sąmonė ir jūs suvokiate tokius dalykus, kurių iki to laiko tiesiog smegenys nepriimdavo. O grupiai tai žymiai paprasčiau padaryti, nes mes bendrausime, dalinsimės ir matysite, kad tai yra pas visus ir tai yra normalu. Ir ką savastys, ne ką aš noriu apie savastį, nes pagrindinis dalykas yra šitame kurse yra būtent sugrįžimas į savastį, į vientisumą. Ir kas yra tas vientisumas, aš toliau kalbėsiu kitoje pamokoje, kaip atsitiko, kad siela pasidalino į dalis. Ir dabar mums reikia tą grąžinti. Ir tas poreikis vidinis, deficitas meilės, jisai išbalansavo visas šitas energijas ir tas turėjo būti. Kad jums būtų lengviau visą informaciją priimti ir sutaikyti vidinius konfliktus, nes tie konfliktai turėjo būti ir turėjo vykti tam, kad siela galėtų evoliucionuoti. Ir kas mane ilgai seka, jūs matote, kokias iliuzijas mums primesdavo kolektyvinė pasąmonė, pasakos, kažkokia ideologija, mitologija. Visi šitie dalykai buvo nukreipti į tų konfliktų vidinių palaikymą, kad viduje konfliktuotų moteriška dalis ir vyriška dalis ir kad neduotų susijungti mūsų kosminiai daliai ir žemiškai daliai iki galo įsižeminti. Nes mes, kai įsižeminsime, mes tada praleidžiam jau tą tokią kosminę energiją. Jeigu jūs žinote ir domėjotės, Atlantų civilizacija prieš tai buvo, kuri turėjo tą atvirą tokį prieėjimą prie tos energijos ir jie galėjo Žemę jau kažką kurti tokio ypatingo, duoti Žemei tokį postumį evoliucionuoti ir technologiškai tobulėti. Bet truputėlį nesusitvarkė, apie tai aš jau kalbėsiu, tai yra. Ir dabar mes turėjom patikrinimą praeiti tos energijos, pamatyti jos poliusą iš kitos pusės. Dėl to mūsų siela pasidalino į dvi dalis, ir tarsi moteriška ir vyriška. Ir
atskirai tą patirtį praeina ir dėl to tas traukimas visą laiką vyksta, kad norisi susijungti, norisi gauti tos meilės, norisi patirti tą būseną, kuri buvo vientisume, kai tu buvai vientisas, kai tu buvai kontakte su savo šaltiniu ir kai mum atėmė šitą dalyką, tada visas žvilgsnis, jisai persimeta projektuojamas į žmonės ir mes pradedam ieškoti žmonėse visus šitus dalykus, meilę, tą energiją, kurios mums trūksta užpildyti, bet mes realiai nežinojom, kas tai yra, bet visą laiką jautėm tą trūkumą. Ir tas konfliktas, kad yra kažkas vyriško, kažkas moteriško, kažkas gera, kažkas blogo, kad yra Dievas, yra velnias. Ir va tas pasidalinimas visą laiką buvo palaikomas kažkokiais įsitikinimais. Ir kad jums būtų lengviau prieiti vientisumą ir mes darysime gale tokią praktiką, kai mes jau harmonizuosime abi dvi dalis, bet jūs turite suvokti, kad nėra atskirai Dievo ir atskirai velnio. Nes tamsioji dalys, apie ką kalba čia ir mano šešėlis, mano blogoji pusė, mano tamsioji pusė, tiesiog tai dar labiau sukuria tą konfliktą vidinį tarp moteriškos ir vyriškos dalies. Nes moteriška dalis jinai yra kaip tamsioji pusė. Ir ten yra visi ego įsitikinimai, visos programos pasąmonėje laikomos. Bet reikia turėti omeny, kad velnias, kurį kaip vaizduoja žmonės, Liuciferis yra angelas, kuris pasirinko tokią misiją, nusileisti į žemę ir būti tokiame materialiame pasaulyje, nuleisti savo vibracijas tam, kad sukurti tą sistemą, mokytojų sistemą, kuri galėtų mus per pamokas auginti ir mūsų sielas užauginti. Nes mūsų sielos, kai yra dieviškame plane, ten viskas yra gražu, visur meilė, viskas paprasta. Bet žemėje, tam, kad padėti žemėje pasikelti, čia viskas yra sudėtingiau, yra kitokie procesai, yra materialumas. Ir tam, kad mes galėtumėme savo tą dvasinį potencialą panaudoti žemėje, mes turėjome susidurti su to Liuciferiaus programom. Čia yra mokytojų programa. Nereikia žiūrėti į tai kaip į tamsėje blogą, kaip sako, dabar kaunasi šviesa ir tamsa, blogis ir gėris. Čia žinokit, yra tik tai tokia iliuzija tam, kad palaikyti vidinį konfliktą. Ir tol, kol mes galvosim, kad taip yra, kad yra kažkas dieviško, kažkas velniško, mes turėsime tą konfliktą. Jums reikia suprasti, kad viskas yra tamsu, viskas, kas yra tarsi Liuciferiaus, ten velnių, demonų ir taip toliau, tai yra tiesiog toks užmaskavimas tam, kad mes ten neįtume ir kad mes negalėtumėm savęs priimti. Bet mes galim save priimti tik tai tada, kai mes priimsime abu tos pasaulius. Nes Liuciferis tai yra Dievo kūrinys, tai yra irgi ta programa visa, per kurią mes praeiname, tas pamokas, ego programa, visi tie išbandymai. Čia yra tiesiog suprogramuota, yra programavimas sistemos tokios, kur yra užprogramuotos tam tikros užduotis kaip žaidime. Elektroniniam kažkokiam internetiniam žaidime. Yra tam tikri lygiai, kur turi praeiti ir už tai atsakingas yra būtent tas tamsusis mūsų vadinamas Liuciferis. Bet iš tikrųjų tai nėra kažkas blogo ir blogai. Čia yra mūsų mokykla ir čia yra mūsų mokytojai. Ir mes turim suvokti, kad čia nėra priešiškumo, čia yra pagalba mums tiesiog pažinti save. Ir kai mes suvoksime tokius dalykus, kai mes nedalinsime į blogą ir gerą, mes tuomet tik tai galim priimti savo šešėlinę pusę, savo pamokas, kad taip turėjo būti, taip aš tą turiu.
ir kai jūs pamatysite ir išmoksite padėkoti tai mokytojų sistemai, ego sistemai, išmoksite padėkoti kitoje pamokoje apie ego, jūs matysite, gausite instrumentus, kaip suvokti pamoką, kaip praeiti, subalansuoti energiją ir atverti tam tikrą bloką. Ten bus pagrindinis dalykas, tai pajausti dėkingumą būtent šitai sistemai, šitai ego daleliai, kuri išbalansavo. Nes čia buvo ne piktuoju daryta, ne dėl to, kad kažką jums blogai padaryti, kad jūs išsiurbti iš jūsų. Čia yra sielos laisva valia pagal kūrėjo įstatymą, pagal kūrėjo planą, pagal evoliucijos planą sukurta sistema, kuri tiesiog mūsų augina. Ir tos sistemos tikslas yra užauginti mūsų valią. Nes ten dvasinėme lygyje tos valios nereikia, ten viskas vyksta kaip vyksta, čia gyvenant žemėje, susidurint su tų materialiais sunkesniais dalykais, čia reikia valios. Valios tam, kad galima būtų susidurti ir su sunkesniom energijom, kad niekas neprisisiurbtų prie tavęs, niekas negalėtų iš tavęs atimti tos energijos. Tai kai mes nusileidžiame į žemesnį planą, iš dvasingo plano, mes jau čia turim tokia, mes susidurėm su tamsiuoju, tai yra tokiu žemesnio lygio pasauliu, kuris žino mūsų silpnas vietas ir neturint valios gali naudotis tom. Ir tam, kad niekas nepasinaudotų mūsų energiją, mūsų stiprumu, mūsų jėga, mes per tuos visus išbandymus, pamokas turim išmokti auginti savo valią. Kodėl žmogus gimsta mažas mažiukas? Tam, kad jo valią truputėlį suspausti, sutramdyti, kad jisai vaikystėje galėtų kad susikurtų tos programos ir paskui, kai jisai auga, tada jisai augina savo valią. Ir mes per tas programas turim užauginti savo valią. Nes žemėje tu gali būti kūrėjų ir kažką kurti, kai moki, suvoki, kad tu esi Dievo kūrinys, bet tik tai turint valią tu gali kažką manifestuoti ir pasakyti, kad mano gyvenimas yra mano rankose, aš kuriu tik tai savo gyvenimą. Tik tai tas ir anas gali prieiti iki manęs, būti mano lauke. Kai turi valią, tuomet tu gali statyti ribas, tu moki manifestuoti, kurti, kad niekas kitas nepasinaudotų tavimi. Tai visa ta programa augina mūsų valią ir reikia visą laiką jai padėkoti. Mes užaugame, nes tame dvasinėme lygyje, kur yra viskas labai šviesu ir gražu, mes esame kaip vaikai. Mūsų sielos yra tokios vaikiškos, jom viskas gerai, ten viskas taip faina, bet tam, kad mes pakeltumėm į paviršių, į aukštas vibracijas žemės sunkiąją energiją, jinai tokia materiali sunkiai, mums reikia stiprumo, mums reikia valios, mums reikia išmokti prisimti atsakomybę, tapti tokiems stipriems. Tai būtent šitą laikotarpį mes turėjom praeiti, kad pamatyti savo energijos kitą polisą, kad užauginti valią savyje, ir mes turim dabar išmokti padėkoti tam procesui, kuris prieš tai buvo, ir išmokti atgal viską sugrąžinti, suprasti, kad nebuvo, kad tas nebuvo blogai, kad 3D matrica nebuvo blogai, kad visi velniai ten šitie interferentai tai nebuvo blogai, čia yra tiesiog mūsų mokykla. Ir priimti, ir pasakyti, ir padėkoti, ir jeigu dar mes tą turim, tiesiog priimti ir sakyti, kad ačiū, kad aš tą turiu, nes pagalba, tai yra pagalba mano augimui. Aš auginu savo būtent tą valią per tai. Ir kai mes jau užauginam tą valią, tada, tai valia yra mūsų saulės rezginio vietoje, tai yra manipūra čakra, aš per tą čakrą jau galiu kažką kurti, bet pilnam susijungimui, anahato čakroje vyksta susijungimas kosminės ir žemiškos energijos,
turi būti išvalymas būtent šito centro. Ir šito centro išvalymas vyksta per visas nuoskaudas, reikia išleisti, visiems atleisti ir visą tą dalyką mes darysime. Vat, principas visas yra tame, kad mes per tą kursą maksimaliai galėtumėm, aišku, psichika neleis mums tai padaryti nesaugiai, patikėkit, jūs turite savo dvasinius vedlius, angelus, savo programą, psichiką, kuri viską riboja, tai kas yra nesaugu. Jums viskas vyks maksimaliai saugių ritmų ir jūs išleisite tiek, kiek jūsų psichika gali išleisti ir jūs pasiimsite į save tiek, kiek galite pasiimsite tame laikotarpį. Tai mes išvalysime, aš jūs mokysiu išvalyti tą anahato čakrą, nes joje susijungs vyriška ir moteriška. Ir paskutinėme webinare, kur bus jau birželio mėnesį, mes jau balansuosime moterišką ir vyrišką energiją, kad jūs žinotumėt, jeigu jums nepavyks iš pirmo karto tą padaryti, kad jūs žinotumėt, ką jūs turite jausti, kaip reikia daryti, kad jūs žinotumėt, jau instrukciją turėtumėt, kas bus toliau, kokius žingsnius jūs turite praeiti tam, kad pasiekti to vientisumą. Nes kažkam tai yra išėjimas, pavyzdžiui, į vientisumą šią vasarą, kažkam yra po 2 metų. Čia mes negalim to dalyko dabar kažkaip paskubinti, viską turim palikti taip, kaip yra. Mums reikia pasitikėti, išmokti pasitikėti gyvenimu, visatą, kas mums yra suplanuota, tas turi įvykti. Tai tiesiog aš linkiu jums pasitikėjimų, pasitikėti visų procesų, nekaltinti nieko, kad jums kyla kažkokių galbūt emocijų. Viskas, kas jums kyla ir viskas, kas atsiranda jūsų aplinkoje, tai tik tai jūsų atsakomybė. Išmokti prisiimti atsakomybę ir pasakyti, aš pats tą pritraukiu, reiškia, aš pats sukuriu tą savo mintimis. Ir kada jūs užauginate savo valią, savo atsakomybės tą laipsnį, kai jūs pasakote, aš padarysiu tą ir jūs padarėte, o ne taip, kad aš tą pažadėjau, bet aš to nepadariau. Tai iš tikrųjų tai jau koks atsakomybės laipsnis, čia niekas negali tokiam žmogui duoti energijos kažkokios stiprios. Mes auginame savo atsakomybę, valią, suaugiškumą tą užaugame, turime užaugti tam, kad gauti kažkokią energiją. Tai turi būti viskas pagal taisyklės, pagal pažadus, su visa atsakomybė viskas turi būti daroma. Ir tik tuomet, kai jūs turite tą valią užsiauginti, ir pajaučiate savo šviesos centrą, kurį mes vakare kursime, jūs galite su ta šviesa jau visas likusias programas manifestuojant, kad aš noriu kito gyvenimo, aš noriu perėti į kitą lygį, manifestuojant mes tą darysime tiesiog šviečiant, įsivaizduojat, kad šviečia jūsų šviesa ir šviesa, jūs tarsi užaugate virš tų programų ir ta programa, jinai skirta jūsų augimui ir jūs turite užaugti iki jos lygio, tada jinai pasitraukia. Tai tas augimas turėtų atsirasti ta valia atsirasti ir tada su valios to impulsu jūs jau galite sakyti, kad stop, aš daugiau nenoriu, aš daugiau nenoriu kentėti, aš noriu daryti tik tai per meilę, aš pasirenku gyvenimą, aš pasirinku meilę ir aš uždarau visas tas programas. Ir kai jūs jau turite tą stiprybę, jūs jau galite su savo šviesa naikinti, taip sakant, nenaikinti, galbūt nustumti tas likusias programas, tada jūs jau programuojate. Ne kažkas jums programuoja, nes kol jūs neturite valios, kol jūs esate mažas, tai jūs gali programuoti ir jūs įtakoja. Kai jūs užaugate, jūs jau galite tas programas perprogramuoti ir veikti į jų pusę. Taigi, mokinsiu jūs auginti save tam, kad jūs galėtumėte atsiriboti ne per daug, kad jūs leistumėte savo su kitais žmonėms dalintis energiją, išmokti pasirinkti žmonės, kurie verti jūsų energijos, su kuriais jūs galite dalintis, neatsiriboti, nes mes pradžioj visą savo energiją kažkam atiduodam, o paskui
mes tarsi užsidarom ir niekam jos neatiduodam. Tada mes visus jausmus savo uždarom. Tai tiesiog mokintis prisimti atsakomybę už savo energiją, už tos pasikeitimus ir mokėti bendradarbiauti, bendrauti, kurti šeimoje, būti šeimoje, atsiverti šeimoje ir mokėti sujungti savyje tas abidvi energijas, įsižeminti pilnai ir tada kažką kurti ir padėti šitai žemė tobulėti. Taigi susitiksime čiate, rašykite aišku į temą, neužkraukite čiato kažkokiais tokiais savo tokiais, nežinau, neklausimais, o tiesiog ten pamastymais galbūt. Tiesiog palaikykite tą ekologiškumą, saikingai, surinkit informaciją, klausimus ir tada, nes vienam yra priimtina, kitam nepriimtina, tai tiesiog bandom neieškoti meilės tame čiate, o ieškoti tiesiog klausimų atsakymų ir tokio žinių. Gerai? Tai pasimatysime webinare, o kol kas palieku jum savarankiškai nagrinėti toliau likimo matricą ir paskui jau pradėsim praktikuoti. Sėkmės!